gyvūnų teisių aktyvistai sako, kad valdininkai turėtų ne naujas taisykles kurti, o labiau nusitaikyti į pinigus iš patiklių žmonių, įsiviliojančius nelegalių viešbučių savininkus. Tai turėtų susirūpinti mokesčių inspekcija, kodėl verslai yra vykdomi ir ten mokesčiai nemokami. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turėtų to pasekoje rūpintis, kaip ten yra laikomi tie gyvūnai tuose nelegaliuose versluose. Ateik, mažulė, ateik. Į nelegalius viešbučius savo augintinius atidavę žmonės daug ko rizikuoja. Gali būti ir nepriežiūra, nemaitinimas gyvūnų, ar ne, kaip tu užtikrinsi, kad jisai bus pamaitintas, kad jisai bus išvestas į lauką, ar kad jam bus skirta dėmesio tiek, kiek turi būti. Nelegaliuose viešbučiuose tikrai nėra nei sutartys pasirašomos, nei standartai nėra gyvūnų gerovės atitinkami, ar ne, o galiausiai įvykus kažkokiam įvykiui atsitikimo ar ne, ar nukentėjus gyvūnui, manau, kad būtų labai sudėtinga ir teisiškai iš tuos dalykus išspręsti. Para gyvūnų viešbučiuose Lietuvoje kainuoja nuo 6 iki 12 eurų. Kadangi kaina nemaža, nelegalūs verslininkai dažnai siūlosi gyvūnus prižiūrėti ženkliai pigiau, tačiau dėl jau minėtų priežasčių specialistai pataria savo augintinio sąskaitą netaupyti ir rinktis patikrintus gyvūnų globėjus.